Ką atsakytum paklaustas kas tu? Ne koks tavo vardas ar pavardė, ne kiek tau metų ar kur tu mokaisi, bet kas tu? Iš pirmo žvilgsnio paprastas, tačiau iš tiesų labai platus ir verčiantis susimastyti klausimas. Jūs manęs klausite, kas aš? Taigi atsakau, aš lietuvė. Aš lietuvė. Aš lietuvis. Aš lietuvė. Aš lietuvis. Anot Justino Marcinkevičiaus yra daugybė būdų pažvelgti į žmogaus sielą. Ištartas žodis, kontekstas, intonacija, žvilgsnis, judesys, veido mimika. Tai tartum kalbos ženklai, kuriuos mes, deja prastai mokam, paviršutiniškai ir blogai suprantam. Gimiau ir užaugau Lietuvoje, todėl kalbu viena seniausių indoeuropiečių kalbų. Tai kalba, kurios kilmė siekia seniausius amžius. Sudėtinga, tačiau ypatingai turtinga. Kalbėdami šią kalbą, kasdien mes nevertiname to, ką turime. 4 milijonai lietuvių gyvenančių visame pasaulyje neretai darko savo kalbą įvairiais žargonais ir barbarizmais, nors turėtų ją puoselėti. Mes kalbą suprantam kaip bendravimo priemonę. Jei reiškiame savo nuomonę, diskutuojame ar net ginčijamės. Žmogaus kalbėjimo kultūra parodo jo išsilavinimą. Žmonės teigiantis, jo kalba mus charakterizuoja, yra visiškai teisūs. Mūsų lūpos taria žodžius, kurie parodo, kas mes ir kuo gyvename. Gimtosios kalbos taisyklingas vartojimas kasdienybėje ne tik būdas ją puoselėti, bet ir kelias į šviesesnį rytojų. Į rytojų, kuriame bendravimo netrikdo svetimi ar pasiskolinti iš kitų tautų žodžiai. Rytojų, kuriame kiekvienas lietuvis didžiuojasi savo kalba, kuri artima kiekvienai sielai bei yra įrašyta tautiečių širdise. Šiandien supratau, kad nesvarbu, koks aš esu, mano vertybė yra kalba, kurią turiu tausoti ne tik aš, bet ir kiekvienas tautietis.